Šį seminarą vertinu teigiamai. Su šia įmonė dirbame ne pirmus metus ir iš tiesų patinka tai, kad jie siūlo unikalius, originalius sprendimus. Verslo sėkmę nulėmė rinkodara. Ir gera žinia ta, kad rinkodara yra valdomas dalykas. Jeigu galime valdyti rinkodarą, vadinasi, galime valdyti ir jūsų verslo sėkmę. Aš pirmiausia, tai sugrįžusi į įmonę, pritaikysiu kintamos rinkodaros klausimus ir būtent gautus atsakymus šios konferencijos metu. Vienas geriausių rinkodaros specialistų savo laikė, žinoma, buvo Viljamas Šekspyras, kuris yra parašęs pakankamai įdomią frazę, kad ten, kur nėra malonumo, nesikaupia pelnas. Ir atsižvelgiant į tai, kad ši frazė buvo pasakyta prieš 400 metų, sakyčiau, tai yra vienas tiksliausių ir tikliausių rinkodaros apibūdinimų, į ką šiandienos verslas ir turėtų orientuotis. Kom, sakykime, kaip gali gauti pranašumą, sukurdamas pagal tą šiuolaikinę koncepciją puslapį, kad tai yra patogu, kad klientas gan greit pamato visą informaciją tenais, patogu akiai, vienu žodžiu, tai patiko ir mes tą taikysim, todėl ir dirbam su vystymu ir su šitą įmonę, kuri, sakykime, tai gerai daro. Pirmas dalykas, ką reiktų žinoti apie vartotojus, kurie eina internetinį puslapį, tai kad jie turi eilinį syk skirtingus lūkesčius, skirtingus norus ir jie ieško skirtingos informacijos. Ir pati dažniausiai daroma internetinio puslapio klaida yra ta, kad atėjus į titlinį puslapį būna labai ribotas kiekis informacijos arba kažkokia naujiena, arba trumpai apie mus ir sakykime, ta informacija nėra patraukli. Buvo labai vertingų minčių, kurias galėsime pritaikyti savo įmonės veiklai ir rinkodarai skatinti, didinti. Taip pat iš tikrųjų yra labai smagu, kad yra veržlūs tokie žmonės, kurie nebijo inovacijų, nebijo kažką keisti arba daryti kitaip nei daro kiti, tai yra geriau, o tai visada yra geri rezultatai. Reiškia, planuojam reklamas, vykdom kažkokias komunikacijas, bandom prisitraukti klientus ir užmirštam, kad vartotojas dažniausiai perka ne komunikaciją, ne reklamą, bet jis pirmiausiai perka įmonę, paslaugą, produktus ir, kitaip tariant, įmonės ir paslaugų produktų savybės. Tai, sakyčiau, rinkodara šiandien turėtų pirmiausiai prasidėti nuo didžiulio dėmesio įmoniai. Šis seminaras yra ypač naudingas, kad per trumpą laiką, per kelias valandas, kiekvienas vadovas galėjo įgauti tas žinias, kurios šiuo metu būtent yra aktualios ir kurios gali būti pritaikytos čia ir dabar, be didelių, kaip sakant, pastangų, tiesiog glausta, aiški, praktinių žinių informacija, kurią galima naudoti čia ir dabar. Verslas turi pereiti prie rinkodaros, kur visas personalas, absoliučiai visas personalas yra atsakingas už įmonės rezultatus. Tie projektai buvo sėkmingi ir atnešė įmoniai rezultatų, kuriuos mes siekiame. Taip pat todėl šiandien labai džiaugiuosi galėdamas sudalyvauti jo seminare Rinkodaros proveržis. Jo metu buvo pasakyta daug naudingų dalykų, kurių anksčiau arba nežinojau, arba neteikiau tam didelės reikšmės ir manau, šiandien grįžęs į ofisą dar susėsiu viską, pagalvosiu ir sustatysiu taškus, ką dar reikėtų padaryti įmonėje. Kitas dalykas, kaip minėjau, kad reikia akcentuoti maksimaliai e-komunikaciją, e-rinkodarą. Reiškia, jeigu vėl, sakykime, suplanavom komunikaciją, padarėm fantastiškus banerius, susitvarkėm su Google, sakykime, tie žmonės atėjo į internetinį puslapį, turim gerą, sakykime, titulinį puslapį, turim gerai išdirbtą informaciją. Tai sekantis dalykas, ką reiktų maksimaliai išdirbti ir pagalvoti, sakykime, maksimalių sprendimų,
Pati konferencija labai patiko dėl to, kad subrė panašius žmonės. Ir tarp mūsų kažkokia yra diskusija, mes kažką analizuojame, bendraujame. Tai iš esmės yra ir iš kitos pusės nauda dar, kad išanalizuojame kiekvieną situaciją. Faina buvo atvykti į šitą seminarą. Seminaras iš tikrųjų buvo geras. Tiesiog glausta, aiški, praktinių žinių informacija, kurią galima naudoti čia ir dabar. Tai patiko ir mes tą taikysim. Todėl ir dirbam su vystymu ir su šitą įmonę, kuri sakykime, tai gerai daro. Ir manau tikrai grįžęs rasiu ką pritaikyti kompanijoje. Ir aišku, palinkėsim tada sėkmės, mielai sudalyvaučiau kitam seminare.